Sveiki atvykę į tinklalaidę Per kultūrą į gyvenimą. Sveiki, mes esame Vilniaus Valdorfo žaliosios mokyklos mokinės Smiltė ir Liepa. Ir šiame interviu kalbinsime muzikos mokytoją Ievą. Tema – ar šiuolaikinis menas iš tiesų neturi jokios išliekamosios vertės. Labas, Ieva. Labas, merginos. Labai malonu, kad sutikai su mumis sudalyvauti šiame interviu ir sutikai, kad mes tave pakalbintume. Man taip pat labai smagu čia būti, nekantrauju pažiūrėti, kas čia nutiks. Pradėkime. Gerai. Kai kurie žmonės teigia, kad šiuolaikinis menas praranda savo vertę. Yra nesuprantamas palyginti su baroko ir renesanso laikotarpiu. Tačiau, pažvelgus giliau galime pamatyti, kad mene visais laikais atsispindėjo to meto žmogaus mąstymas bei pasaulio suvokimas. Ar jums atrodo, kad šiuolaikinis abstraktusis menas atspindi šios dienos paveikslą? Tarkim, abstraktus paveikslai išpopuliarėję 20-ajame amžiuje. Kaip jie atspindi šiuolaikinį žmogų? Na, čia tikrai labai toks gilus, labai platus ir labai įvairialypis klausimas. Be abejo, kad kiekvienu laikotarpiu menas atspindi visuomenę, individą, jo problemas ir kažkokius tai netgi galbūt kartais ir buities dalykus. Ir iš meno galima tiesiog išmokti apie to laikotarpio žmonės, ne tik kažkaip išoriškai, bet kartu ir pamatyti, suprasti jų vidinį pasaulį, kaip jie mąstė, galvojo ir galbūt jautė. Esu girdėjus tokią frazę, kad menininkai įkūnija žmonių emocijas, kad tarsi menas, menininkai, kai savęs klausia, koks čia uždavinys sukurti dar vieną kūrinį, tai tas atsakymas, kad tu tarsi garsini kažkokias to meto problemas arba įvaizdini, tai duoda labai daug tokios inspiracijos, nes su tuo kūriniu galbūt gali verkti daug žmonių kartu, klausydami muzikos arba žiūrėdami į paveikslą, galbūt išgyventi kažkokį grožį išgyvenimą gali labai didelios minios, tuo tarpu kai kūrinys tik vienas. Tai menininko galbūt yra tas didelis, didžiausias uždavinys ir inspiracija tokia, kad jisai turi tą gabumą abstrakčiai išreikšti tą vidinį pasaulį. Ir manau, kad kalbant apie tos abstrakčius paveikslus, tai mene apskritai abstraktu gana yra, nes tai yra tarsi tokia kalba, kuri truputėlį platesnė negu verbali. Ir kai mes norim kažką išreikšti, tai dažniausiai naudojame žodžius, kalbą ir kartais tos kalbos neužtenka. Ir menas padeda išreikšti tai, kas slypi daugiau. Ir manau, kad galbūt tuo metu, nesu aš ekspertė tapybos, bet bendrai su menu esu susijusi daug, tai manau, galbūt tuo metu tas abstraktumas kaip tik įvardindavo labai gal dar daugiau dalykų negu kažkoks kūrinys, kuris kalba apie kažką konkrečiai. Ir galbūt tuo metu buvo tas poreikis išreikšti kažko labai daug. Ačiū. Antras klausimas būtų, ar menininkas Šarūnas Sauka, žinomas dėl savo provokuojančių paveikslų, komentuojančių žmogaus būklę ir visuomenės problemas. Jo kūrinys Vienišas apmąsto egzistencinės temas ir individualią izoliaciją. Ar jūsų nuomonė, tokių problemų pasitelkimas mene padaro jos aktualius būtent šiuolaikiniam žmogui, o gal net aktualesnius už praeitų amžių meną? Ar jūsų nuomonė, tokio tipo kūriniai prisideda prie šiuolaikinio meno išliekamosios vertės? Na, manau, kad meno išliekamąją vertę bet kuriuo atveju vienaip ar kitaip visgi patikrina laikas. Aišku, kažką gali nuspėti ir meno kritikai tą ir daro, bando, bet visgi tai yra laikas,
O jeigu taip vesti kažkokį tai algoritmą, kas visgi išlieka, tai dažniausiai, visi menininkai kalba apie tai, kad išlieka kažkokios tai fundamentalios problemos, kurios per amžius nesikeičia. Tai dažniausiai būna kažkokie momentai, kurie yra taip pat kažkokio vidinio pasaulio, nežinau, dialogai, monologai, konfliktai. Tai vienišumo tema, manau, visais laikais buvo aktuali, o keičiasi formos. Ir tos formos, kaip tai pasakoma, dažniausiai ir atspindi turbūt visuomenį, nes kiekvienais laikais pati kalba ir žmonių suvokimo galimybės buvo vis laik skirtingos ir įvairios ir kitokios. Šiais laikais mes, pavyzdžiui, neturime laiko niekam. Tai mums reikia visko trumpai, greitai, labai tiksliai ir aiškiai. Kažkuriais laikais reikėdavo nuvažiuoti 1000 kilometrų, kad pamatytum kažkokį vieną paveikslą. Ir tai būdavo viso gyvenimo tikslas, pavyzdžiui. Tai manau, kad šiuolaikiniame mene yra labai daug, galbūt yra apskritai šiame pasaulyje, ne tik meno srityse, yra labai daug visko ir labai didelis pasiekiamumas ir labai mes tiesiog kalbamės su visu pasauliu nuolatos. Žiūrim visą pasaulį nuolatos, klausom visą pasaulį nuolatos. Ir aišku, kad įsipina daug daugiau šiukšlių ir mes tas šiukšlės irgi pamatome, nes jos nori, nenori, egzistuoja ir egzistuodavo anksčiau, tik tais anksčiau galbūt jos nepasiekdavo žmonių, nes, kaip žinia, jau jeigu tu susiruoši tai visai savo gyvenimo kelioniai pasižiūrėti kokį meno kūrinį, tai jau jisai yra apie jį atgarsis greičiausiai ėjo iš lūpų į lūpas ir jisai kažkaip turi jau savaime įgauna kažkokią vertę. Tai manau, kad neįmanoma lyginti, ko gero, ar darbai esantis šiais laikais yra aktualesni ar ne už praeitų laikų darbus, nes aktualumas yra apie tai, kas, nežinau, kas mums skauda, ką mes girdim, ką mes matom, kas mus liečia. Tai, o dėl vertės, tai be abejo, kad laikas patikrina, yra kažkokių momentų, kurie ateina ir praeina, pavyzdžiui, nežinau, dabar visoks politinis kontekstas, dar kažkokie tai momentai gauna labai didelę reikšmę kažkuriuo metu, o kažkuriuo metu tu apie tai iš viso net negalvoji ir galvoji, kad tai nėra tavo gyvenimo dalis. Manau, kad menininko vertę dažnai apibrėžia ne tik jo temos ir koncepcijos ir visokie tokie momentai, bet dar ir kažkoks profesionalumas, technika, aišku, šiuo atveju Sauka turi labai tiesiog išvystytą aukščiausio lygio techniką. Tenais galima tuos paveikslus žiūrėti ne tik tematiškai, o tiesiog kaip į kažkokius tai tapybos šedevrus, mokantis iš jų, kaip apskritai gyvendinti tapybos darbą. Tai čia jau vienas aspektas ir aišku daugybė kitų. Jo, tai turbūt tiek. Ačiū. Esi, aišku, turbūt girdėjusi, kas toks yra Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Taip, vienausimas. Gerai, tai pakalbėsime apie tai. Mikalojus Konstantino Čiurlionio paveikslai buvo pritaikyti 3D formatu ir projektas Angelų takas sulaukė didžiulio populiarumo. Su šiuo menininkų projekto dėka susipažino ir tie žmonės, kurie dailės klasikai yra abejingi ar apskritai nesilanko parodose. Tai galbūt populiarioji kultūra ne tik bukina, bet ir prusina. Tiesą sakant, šitas filmas, aš esu jį mačius. Jisai, jo, pats priėjimas per populiariąją kultūrą prie kažkokių tai meno gylių, manau, kad vėlgi aš pasikartosiu, manau, kad tai yra formos paieška. Tai kalbant apie šiuolaikinę visuomenę, tikrai tos formos yra subanalėjusios, bet tai yra
Aš nekalbu apie šitą filmą konkrečiai, bet tiesiog viskas yra sutraukta ekstraguota, sutrumpinta. Žodžiu, nes mes tiesiog, taip yra, tokioje visuomenėje gyvenam, toks laikas, taip yra, nieks neturi laiko, net vaikai. Tai aišku, kad tokios formos padeda pastebėti ar kažkiek bent akim užkabinti tikrus kažkokius gilesnius dalykus, kurie galbūt paliks kažkokį pėdsaką viduj. Bet šiaip pačio Čiurlionio šituo darbu, pavadinčiau taip gal atšviežinimas, man atrodo visai įdomus toks priėjimas, nes kažkaip taip integruotos šiuolaikinės technologijos, tą Čiurlionį jau esam matę įvairiais rakursais ir parodose, ir jo nuolatos visokie pristatymai, leidiniai, tyrinėjimai. Ir tai tikrai didžiulis menininkas mūsų šalyje, turbūt pats didžiausias. Ir visai kažkaip smagu, kad atsirado dar kažkoks naujas priėjimas ir kuris iš tiesų galbūt gali patraukti būtent tą formą naują, galbūt gali patraukti būti tarsi tokių tiltų, nuo kurio prasidėtų kelio pradžia, galbūt giliau į jį pasigilinti. Nes kartais taip nutinka, kad tiesiog pamatai kažkokį mažą iškarpėlę. Mes žiūrim filmų, pavyzdžiui, trailerius. Tai užkabina ir tada galvoju, gal ir pažiūrėsiu aš tą filmą. Tai be abejo, kad pats ta forma, jinai nepristato Čiurlionio tokio kaip Čiurlionio, bet manau, galbūt nereikia taip prižiūrėti, kad tai yra, mūsų Čiurlionis yra šitas filmas. Tai toks labiau yra jo traileris. Ja, iš tikrųjų man labai patiko, kaip pasakėte, kad atsišviežinus tokia kaip nauja žvilgsnis į tai. Jo, aš manau, kad visą laik ieškoti naujų formų galbūt yra pats didžiausias uždavinys menininko. Nes, kaip minėjot prieš tai, kituose klausimuose tos problemos ar kažkokios tai temos, jos yra daugiau mažiau visą laiką kažkokios fundamentalios, ar tai būtų teatre, ar kine, ar meilė, mirtis, liūdesys, vienišumas, dar visokie tokie dalykai, kuriuos išgyvenam tiesiog visais laikais. Bet kiekvienas sykį kažkaip menininkai tarsi bando rasti, kaip tai naujai pateikti, kad tai skambėtų ne tiek, kad klišė yra tokia, aš turiu tokį žodį, kurį naudoju tokiems sakiniams, kurie jau niekaip neveikia tavęs. Pavyzdžiui, tai tas žodis vadinasi burtažodis, bet pavyzdžiui yra tokie žodžiai kažkokie, pavyzdžiui, ateini ir sakai, labas, kaip tu, gerai, ačiū, o to ir viskas. Nors tuo metu nevyksta nei dialogas, nei tu iš tiesų pasveikini, nei tu iš tiesų paklausi, kaip laikas, nei iš tiesų atsakai. Tai tarsi tos formulės tokios, kai jos pradeda kartotis ir kai mes prie jų priprantam, jos praranda savo turinį ir mes jas naudojam tik tais formos pavidalu ir nebepasiekiam to, apie ką ta forma, ką jinai perneša. Tai naujos formos duoda tokį kažkokį refresh pojūtį, kad tu vėl stabteli ir pagalvoji apie tą patį dalyką jau 1000 kartų iš naujo. Tai štai. Ačiū tau. Klausimas būtų apie populiariąją kultūrą. Tai literologas Tamošaitis, kalbėdamas apie populiariosios kultūros ir literatūros didžiulį mastą, teigia, kad jis jaučia keistą apmaudą ir nuostabą, kodėl daugelis žmonių yra tokie riboti, kad tenkinasi tuo, kas banalu, lėkšta, kas sąmonę neugdo, o bukina. O kas jūsų nuomonė ir ką jūs jaučiate matydama, kad populiarioji kultūra yra tokia didžiulė ir tokia populiari? Tai iš tiesų esu rašęs tokį darbą pirmam kurse moksliniu, vadinasi Pop Culture is Dumping Down. Ir tenais nagrinėjau savoką pop apskritai. Tai iš tiesų čia toks yra fenomenas, nes mes galbūt labiau vadiname tai komercinė kultūra, ne tiek populiariaja, o kiek komercinė, nes kartais, ypač man regis šiais laikais, populiarioji kultūra
turi ir savo kažkokias tokias nišas, kurios visai yra kokybiškos. Tai negalėčiau galbūt pasakyti, kad viskas, kas populiaru, yra blogai, bet tikrai yra to, kad daug yra meno, kuris yra, pavadinkim, komerciškas, kuris yra kuriamas tiesiog pardavimui, kaip verslas. Ir aišku, jam nėra skiriama nei daug laiko, nei kažkokių tai daug kontempliacijos, įdėta daug išgyvenimų, arba jis nesukuria didelės vertės. Tai yra tiesiog tai, kas gerai parduodama. Ir ta savoka populiaru, jinai tarsi ir atspindi tą, kad jeigu populiaru, tai gerai parsiduos. Ir šitas momentas, iš tiesų tai didžiulis yra skausmas menininkams, nes vėlgi čia Instagrame neseniai tokios merginos žiūrėjau tokį, nežinau, ne manifestą, tokį tiesiog pasidalino tuo, kad menininkai neturi laiko išbūti savo kūrybos, iškontempliuoti. Jie visą laiką galvoja, kaip išleisti kitą albumą, kaip sukurti naują dainą, ką tik va čia jau pasirodė, jau dabar vėl naujai. Ir tiesiog tam vienas antropologas yra pasakęs, kad jeigu tu nori kažką sukurti naujo, apskritai, nežinau, ir išlikti kūrybiškas, bet tokiu principu, kad tarsi tai būtų kažkas, tikrai į ateitį sukuriama, tai tam reikalinga yra kontempliacija ir tiesiog nuobodulys, nes kai mes gaunam labai daug visko iš išorės šiais laikais, nuo socialinių tinklų iki tiesiog nuo tempo pačio, tai tiesiog informacijos labai daug, bet jai nėra laiko susigulėti, ir kažkaip išeina taip, kad ta informacija nesusigulti, mes tiesiog kartojam kažką, ką girdėjom, kažką, ką matėm, kažkur, kaip kažkas gerai padarė, tas nepaternas, kaip čia pasakyti, tas modelis, jį galim nukopijuoti ir tada daug daryti tokių modelių, kol jisai nusibosta, tada kitą modelį, o iš tiesų tai ta visa informacija ir visas tos patirtis, viskas joms reikia laiko taip susifermentuoti. Ir tada, kai jos susifermentuoja, tada atsiranda kažkoks naujas darinys ir tai yra ta tikroji kūryba, kuri dažniausiai ir paliečia labai daug žmonių, bet aišku, kad tai yra labai komerciškai neapsimokama ir nedaug menininkų gali sau leisti ir dažniausiai būna geriausio atveju menininkai gyvena tokį dvigubą gyvenimą. Iš kažko gyvena, kad turi, kad komerciškai būtų sėkmingi ir turi kažkokią savo širdies, sielos dalį, kurioje fermentuoja tas savo patirtis. Ir labai įdomu, nes dažniausiai kaip tik ta dalis būna už tai, už ką žmonės myli tą menininką. Bet, tokia realybė, tokiam tempe gyvenam. Gerai, ačiū tau ir keliaujam prie kito klausimo. Tai mes dabar mokyklai skaitom Johano Wolfgango Goetės Faustą. Ir mums tikrai galim pasakyti, kad atgrojo nervus. Taip, tai pirmajame prologe teatro direktorius, kritikas ir poetas kalba apie meno paskirtį. Pasak direktoriaus, aktorius turi vaidinti taip, kad įtiktų žiūrovui, nes tik taip teatras iš to uždirbs pinigų. Tas pats Tamošaitis taip pat teigia, kad dabar ir geri rašytojai vis dažniau rašo niekalą, kad jų knygas pirktų. Ar muzikos srityje yra tokia pati situacija? Yra muzikos, aišku, irgi tokios situacijos, bet vėlgi tai, ką aš sakiau, iš tiesų tai aš suprantu labai tą pyktį, nes iš tiesų esu irgi išgyvenus, atrodo, kad kai konkuruoji tame pasaulyje, kuris yra jau komerciškai labai sėkmingas, tai tiesiog atsiranda tas, toks irzlumas tame, kad tiek daug yra tokio nemeno ir kad galbūt žmonės, kurie renkasi, jie net negali rasti to, kas yra giliau, nes viena vertus neturi galbūt net gebėjimo atsirinkti, o kita vertus tiesiog yra toks kiekis, kad tiesiog imi tai, kas ant paviršiaus, kas labiausiai matoma. Tai aišku, kad yra ir literatūroje, ir kine, ir teatre,
to ir muzikoje. Muzikoje tai aišku, kad yra čia tai, man atrodo, vienas pagrindinių tokių šakų, kuri gal net ir pradėjo visai šitą tokį kepimo fabriką. Bet manau, kad pagrindinis dalykas, ir tai kalba žmonės dažniausiai tie, kurie yra eruditai ir kurie giliai gilinasi į meno sritį ir jie pažįsta labai plačiai tą lauką. Paprastas žmogus neturi tiek laiko, nes čia kaip ir koks budistų vienuolis. Galbūt mes visi būtumėm tokie ramus ir ten, jeigu turėtumėm tiek laiko meditacijai, tai jeigu tu paskiri kažkam savo gyvenimą, kažkokiai sričiai, tai tu ją labai gerai pažįsti, tai gali vertinti, kas yra, atrasti kažkokius perlus. Žmogui, kuris dirba kažkokį tai visai nesusijusią su menu darbą, arba, nežinau, gyvena gyvenimą ir menas yra tik jo, kaip čia pasakyti, pailsėjimo kažkoks būdas arba pramoga, tai jis neturi laiko taip pat rinktis kažkokią tai kūrinio, tai jis pasižiūri, kas yra paviršiui, kas skaitoma, kas matoma ir renkasi. Ir tai, kad tai labiau vartojama, tai tiesiog labai natūralus procesas, bet galbūt aš manau, kad visame tame sprendimai yra tokie, kad viena vertus meno kritikai daugiau galėtų šiuo klausimu galbūt dirbti, ne tiek pasakant, kas yra gerai, kas yra blogai, bet ugdant meno vartojimo kritinį mąstymą. Taip kaip mes renkamės, nežinau, ten politikus, arba taip kaip sprendžiam, ką valgysim, po truputį daromės išprusę ir žinom, kad šitas negerai, šitas gerai. Tai taip pat ir mene galima būtų po truputėlį tiesiog išmokti reflektuoti, pagal ką atsirinkti, kas yra svarbu, gilu, reikalinga. Ir kartais galbūt galėtų užtekti ne tiek aplankyti milijoną parodų, kur galbūt tai būtų geriausias sprendimas, bet tam nėra laiko, o, nežinau, sekant kokį žmogų, tiesiog pasitikėti jo rekomendaciją, jeigu jis yra tos srities ekspertas. Tokie, manau, būtų turbūt pamastymai šitą temą. Čia tokia labai plati tema. Aš tiesiog. Gerai, ačiū tau. Kitas klausimas būtų apie žinomą taip pat kūrinį. Tai yra Oskaro Vaildo Doriano Grėjaus portretas. Šiame kūrinyje dailininko nutapytas Doriano portretas atspindėjo jo sielą. Šiais laikais menininku gali tapti bet kas. Nuo žmonių skiriančių savo gyvenimą menui iki tapančių gyvūnų. Ką jūs apie tai manote? Ir ar šiuolaikinis dailės kūrinys atspindi šiuolaikinio žmogaus vidinį pasaulį? Aš manau, kad tiek, galbūt čia apie Faustą tiek daug nepasakiau, bet dabar dar prijungsiu kartu tas galbūt temas, tą Fausto temą ir tą Doriano Grėjaus portreto temą ir apskritai be abejo, kad kiekvienas kūrinys atspindi kažkokią tai to meto problemą, jeigu menininkas daro tai su tokia mintim. Nes koks reklamos lankstinukas, tai jo yra uždavinys tiesiog atkreipti dėmesį. Bet ne, kaip čia pasakyti, kažkokį fundamentalų dalyką, bet į tai, ką norima parduoti. Manau, kad kai statomos spektakliuose, pavyzdžiui, Faustas arba tiesiog kitokios dramos, aš dažnai galvoju, pasiėma kokį nors kūrinį, tokį senovišką, ir vis stato iš naujo ir stato. Ir atrodo, ką tu ten gali, vėl ten apie kažkokį tai, nežinau, kažkokie ten laikai visai kiti ir kadangi aš gana daug susijusiu teatru, tai pažįstu visai daug režisierių ir daug esu dalyvavus tame procese ir man tiesiog siaubingai įdomu yra, kaip per šiuolaikinę matymo prizmę, tai yra šiuolaikinių aktualių prizmę, tu gali išvelgti tuose fundamentaliuose kūriniuose vis kitokį rakursą, pavadinkim. Pavyzdžiui, Faustas, jisai ten pagrindinis dalykas, kaip kalba apie tai, kaip jisai, tarkim, pardavė sielą dėl kažkokios gerovės. Čia toksai labai
labai labai susiaurintas sakinys, bet tiesiog tokia tema. Nu tai kalbant apie tokį sprendimą, kuris iš mūsų nebuvo su to susidūręs, arba gal dar nesusidūrus, su tuo, kai tau reikia rinktis tarp to, kas yra teisinga ir tarp to, kas tau yra galbūt dabar labai norisi, arba kad atrodo daug patraukliau. Ir jisai iš tiesų kalba, pavyzdžiui, šiems laikams su vienu režisieriumi mes kažkaip kalbėjom, kad norim pastatyti spektaklį apie narkotikų temą. Ir kalbėjom apie pjesės, kurios galbūt tiktų ir kaip čia išvelgti. Ir tada kažkaip atėjo šita mintis, nes tarsi tas kūrinys galėtų kalbėti apie tą kredito ėmimą, kad tu pasiemi paskolą ir po to tau ją reiks grąžinti. Ir tarsi tas trumpalaikis malonumas, džiaugsmas ar kažkas, ką tu renkiesi šiam momentui, tu imi tai į priekį, dar to neužsidirbęs ir tokiu būdu tau reikia sumokėti kainą. Tai kažkaip panašiai taip pat yra su priklausomybėm arba su visokiais kitais momentais. Tai tiesiog tokie kūriniai, jie tiesiog išreiškia galbūt kažkokią vieną mintį, bet būtent tuo labai abstrakčiu būdu. Ir tas abstraktus būdas tampa tarsi analogija daugybei situacijų. Tu gali tą patį modelį, tą pačią mintį pritaikyti ir šiuolaikiniam kontekste, ir kažkokiuose senuose laikuose, kai ten buvo. Ir tas visos kalbos, galbūt ta tema, kad ten pardavė sielą velniui ir visa kita, tai viena vertus, tai aišku, kai skaitai kaip tiesiogiai, tai atrodo, čia kažkokia pasaka. Bet jeigu žiūrėti kaip į metaforą arba kaip į kažkokį tai tiesiog kažkokį tai judesį, kuris yra perkeltinės prasmės, tai tiesiog galima rasti daugybę atitikmenų ir šiuolaikiniam pasauliu. Tai manau, kad tame yra grožis meno kūrinio ir jeigu menininkas sugeba taip užčiuopti tą problemą, kad tas kūrinys išliktų ir tas laikas praėjęs jo nesunaikintų to kūrinio, tai tada, jeigu jis išlieka, tai jisai ir neša tą žinutę kažkokioj formoj per, nežinau, amžius. Ir šiaip nežinau, ar labai sunku vertinti menininko meno kokybę, kai, tiesiog, čia toksai, kai žmogus įdeda kažkokią savo sielos dalį iš tikrųjų, tai negali sakyti, kad ne, tai yra nevertinga. Ar tai žmonijai bus palikimas, tai visą laiką parodys laikas, tiesiog kiek tas kūrinys išliks, ir kiek palies žmonių ir viskas. O pats tai, kad tai yra įdėta jau ta širdies dalelė, tai manau, kad iš principo yra vertinga. O pati esi skaičiusi Dorianą Grėnį arba Faustą? Esu, aišku. Patiko, kuris labiau patiko? Dorianą Grėjų, tai aš Dorianą Grėjaus nelabai mėgstu. Man, kaip, čia toks jau visiškai asmeninis dalykas. Geras yra kūrinys, objektyviai. Ir jisai, bet tiesiog galbūt ne mano, gal man ten per daug tokios, nežinau, tamsos, aš kažkokią tamsą ten jaučiu. O Faustas, tai esu stačius spektaklį su Faustu, tai jau ten labai smarkiai esu pasigilinus, aš beveik gal net ir mintinai moku, nes kai spektakliuose, tai tenais tiesiog išmoksti. Kitas klausimas irgi susijęs su Dorianu Grėjum ir Faustu. Tai kūriniuose Doriano Grėjaus portretas ir Faustas yra bandoma išspręsti vieną bendrą problemą. Abiejų kūrinių veikėjai, norėdami pasiekti savo tikslus, paaukoja save. Ar gali taip nutikti, kad menas žmogus sužlugdo morališkai? Gali. Manau, kad tiek kūrėjai, tiek žiūrovai. Dar aišku, koks žiūrint, ne, bet manau, kad vienas iš paveikiausių meno rūšių yra kinas, nes aš irgi esu tokį straipsnį rašius, kad kinas turi būti sterilus kaip adata į veną. Todėl, kad jis naudoja daugybę pojūčių dalykų. Ir tu, kai ateini į kino teatrą, tu esi taip priplotas prie kėdės ir
šiais laikais tai dar iš vis dar ir juda ten viskas, tai tu ne tik turi garsą ir vaizdą ir daugybę visokių priemonių, kurios tave paveikinėja, tai tu nelabai turi kaip žiūrovas galimybę pasipriešinti, nebent toksai esi jau atbukęs nuo to kino, kas irgi atsitinka šiais laikais ir dėl to ir kuriamas vis labiau ir labiau ten daugiau efektų, visokių dedama, kad tik dar kažkaip paveikti. Tai aišku, kad menas, jisai turi labai didelį poveikį ir jeigu jisai yra kažkoks destruktyvus, dėl to aš sakau apie kiną galbūt labiausiai, nes jisai turi daug visokių atspalvių labai ir yra labai agresyvi forma tam tikrą prasme. Tai jeigu jisai yra labai agresyvus, pavyzdžiui, aš esu gana jautrus žmogus, tai aš kartais būna prieš miegą, ką nors pažiūrėjus, aš tiesiog gyvenu tom emocijom dar kokias 3-4 valandas ir tiesiog man labai atidžiai renkuos filmus, nes tiesiog tai įeina į vidų ir tada tarsi turi jau tu su tuo gyventi kaip savo patirtim. Tai viena vertus. Kita vertus, menininkams jie iš tos kitos pusės, tai jie kurdami patį meną tikrai įdeda labai daug savęs ir tikrai žinom daugybę menininkų pavyzdžių, kurie, nežinau, tenais, kaip tik vakar klausiau per žinias, kad kažkas ten iš One Direction kažkaip narys žuvo. Iškrito per balkoną. Taip, tai tiesiog neatlaiko to krūvio, nes tai yra didžiulis psichologinis darbas ir jisai dar yra labai dideliam tempe ir dažnai, aišku, daugybė žmonių, menininkų renkasi visokias stimuliacinės priemonės, ten nuo narkotikų iki ten visokiausių tiesiog nemigos ten naktis, visokie, daugybė, nes menui, kad jisai sklistų, jam reikia dar labai daug socialinių dalykų, kažkokiu tai būti viešumoje, matytis ir visa tai irgi turi vykti. Tai tiesiog yra labai didelis krūvis, tai be abejo, kad menininkams nebėra taip, kaip būdavo galbūt senais laikais, kai ten užsidarai namelyje, taip labai romantiškai prie iš kuri muziką. Beje, skaičiau, aš neseniai, čia dabar pabaigiau vienam pilno metro filmui muziką ir buvo labai didelis darbas ir labai buvau pavargus ir norėjau įsikvėpti ir skaičiau tokią knygelę. Ten buvo menininkų darbo rutinos, tiesiog visokiausių menininkų ir visokiausios rutinos, trumpos tokios. Tai buvo labai, čia su tuo, kaip dabar nebėra, labai man juokinga apie ne Debussy, o Sati, man atrodo, jo Sati lyg ir. Tai jisai gyveno tokį gyvenimą, jis gyveno kažkokiam namuke, irgi tenais toli nuo miesto ir kiekvieną dieną atsikeldavo, išeidavo į miestą, ten miestas už 30 km, eidavo pėsčiom, pabūdavo tam mieste ir po to, kadangi jau nieks nebevažiuodavo, grįždavo tos 30 km. Ir daugam kilo klausimas, tai kada jisai kūrė, nes taip kiekvieną dieną tai jisai ten per tą 30 km eidamas ir sukurdavo visus tos savo kūrinius. Ta tokia kontempliacija, tokia kažkokia ramybė, jinai iš tiesų labai pozityviai veikia menininkus, bet vėlgi tiek šiais laikais, tiek, manau, labai priklauso nuo žanro, bet, pavyzdžiui, teatre, muzikoje, kine irgi tenais yra tikrai beprotnamis, ten, tiesiog, ten labai viskas, labai intensyvu. Ačiū, labai gražus atsakymas. Dabar kitas klausimas būtų, ar konceptualizmas, tai yra apibūdinimas reiškiantis šiuolaikišką, aktualų, įdomų. Ar tai šiuolaikinio meno viršūnė ar duobė? O gal bejėgiškumo išraiška? Aš kažkaip konceptualizmą, gal apskritai koncepcijos turėjimą, aš manau, kad visuose mūsų procesuose dalyvauja dalis kažkokio racionalumo ir dalis kažkokio tai intuityvumo, širdies ir vidinio tokio polėkio. Ir čia, manau, labiau šnekama apie tai, kai yra nusvertas tas svertas labiau į racionalumą, kai viskas labiau racionalizuojama. Ir tada tarsi tu nebeturi išgyvenimo to meno, nes reikia labai daug apie jį žinoti, kad galėtum suprasti,
kaip jis tave turi paliesti. Tarsi tu teoriškai turi suprasti, kaip tu turėsi jaustis žiūrėdamas tą kūrinį. Tai šis aspektas daugelį žmonių, tiesiog trikdo, kažkaip jau gal net ir truputėlį erzina. Ir kai kažkuri dalis nusveria, visą laiką yra tam tikras, tiesiog disbalansas ir bet kurio čia srity. Tas pats yra, kai labai viskas labai stichiška, kai visiškas kažkoks yra absoliutus intuityvumas. Čia, pavyzdžiui, jeigu taip pažiūrėti tiesą sakant, šitos dvi sritis labai panašios. Tiek konceptualizmas, tiek toksai visiškai, nežinau, toks žanras galėtų būti koks nors free jazzas, pavyzdžiui, nelabai daug žmonių turbūt klauso. Aš, aišku, esu irgi šitoj srity buvus ir aš suprantu, kaip ten viskas vyksta, bet tai tiesiog yra tam tikra patirtis tuo momentu ir, pavyzdžiui, jinai visiškai neveikia jokiam įraše klausant, nes tai tiesiog yra laiko tos sekundės momentas. Tai tas intuityvumas yra to momento išgyvenimas visiškai be jokios teorijos, tiesiog tu arba tau pavyksta susitapatinti su tą energiją, arba ne, ir tokia ir sėkmybė to. O konceptualizme atvirkščiai tarsi visai nėra to išgyvenimo momento, viskas eina per tokią galvą. Bet kita vertus, pačios koncepcijos sąvoka mene man yra visai artima, nes tarsi tai labai geras galbūt ne tiek žiūrovui, kiek pačiam menininkui momentas, tai yra tarsi apsibrėžimas, kur link tu eisi, tarsi pateisinimas kiekvieno savo veiksmo. Aš galbūt nelabai sutinku su to, kad tą pateisinimą ir viską reikia rašyti ar pateikti žmonėms, nes tai, kaip sako, jeigu tu kažką sakai ir iškart teisinėse, tai nelabai tikinamai skamba. Tai tuo aspektu manau, kad tai ne iki galo galbūt išvystyta koncepcija vėlgi. Bet pats tasai matymas pilno vaizdo, tokio didžiulio whole picture, tokio, kai tu kuri kažkokį tai vieną dalyką, bet, tarkim, kad būtų truputėlį konkrečiau, tarkim, muzikantas kuria albumą, ar ne? Tai jisai kuria daug dainų tame albume, bet kažkoks yra vienas pavadinimas viso albumo, kažkokia yra bendra albumo idėja, kažkas piešia viršelį, tas viršelis irgi apie kažką kalba ir visa tai sugula į tą vieną koncepciją kažkokią. Tai ir jeigu jinai yra, tai jinai labai papildo vienas tiesiog vaizdas, galbūt garsas vaizdą ir tas visas ryšys, jisai savaime yra juntamas. Net galbūt apie jį nereikia ten labai daug šnekėti. Gal ir galima tai papildomai kažkur ten. Tai aš manau, kad šiuo atveju tai yra tiesiog kalba apie tą balansą ir nukrypimą. Tiek į racionalią, tiek į kažkokią intuityvę pusę ir kiek tame yra, nežinau, tokia būtent to balanso. Labai įdomu. Aš pati esu susijusi su menu per kiną. Tai kaip pati minėjai, irgi su kinu daug dirbi. Tai mano klausimas būtų, koks tavo mėgstamiausias filmas ir kodėl? O, čia toks klausimas dabar, aš taip, gerai. Iš giliau į paprastų. Labai sunkus pats sunkiausias. Yra, aišku, daug yra filmų iš tiesų, kurie man patinka ir dar yra labai skirtingai laikotarpiais visokiais. Bet kalbant apie vieną filmą, kurį aš amžiams įsidėmėjau ir įsiminė, tai man tiesiog jisai buvo, kažkaip viskas sutapo. Gyvenimo aplinkybės, pats filmas, viskas į to filmo tema ir, žodžiu, tai aš tiesiog papasakosiu, kaip buvo. Žodžiu, man regis, kad buvo kažkoks koncertas ar albumo pristatymas ten kažkokių reperių. Ir mes turėjom tokį after party savo studijai. Ir tenais buvo tik tais, kaip ir draugams. Viskas nebuvo viešas renginys. Bet aišku, daug kažkokių nepažįstamų buvo, kurie atsivedė ten savo žmonės. Ir tame vakarėlėje, mano broliai irgi muzikantai, ten aktorius yra, tai irgi buvo tam vakarėlį. Ir mes kažkaip ten tą studiją biškį ten žiūrėjom. Ir buvo taip, kad mes matom, kažkoks yra vaikinas toksai toj studijoj nematytas. Taip, galvoju, gal čia kažkiam draugas, pasiklausinėjom, ten vieną iš brolio paklausiu, sako, nežinau, aš gal paklausiu savo draugų.
Ir visi pasiklausinėjom, bet nieks nežino, iš kuris čia atsirado, tiesiog neaišku visiškai. Nu, bet taip kažkaip pakalbėjom biškelį ten su juo, taip snyki. Žiūri, visai jis normalus atrodo, gal tegul būna, žodžiu, nu, taip, nes buvo baisu galbūt čia, nežinau, mažą ką ten, kad ir nepažįstamą žmogų, tai nežinai, kuo čia gali baigtis. Tai, nu va, ir jisai buvo, ir ten jisai buvo iki paskutinio pačių paryčių, kai mes jau ten išidėm iš tos studijos, vos ne kokie 5 žmonės ten likę, ir jisai irgi buvo, ir jis irgi išėjo. Ir mes išeidėjom, užrakinom tą studiją, ir jis taip atsisveikino, mandagiai gana, ir sako, taip tiesiog, sako, ateik rytoj, sako, į mano filmą Skalviai 5. Ir išėjo. Nu, ir paryčiai, aš ten grįžau namo, vakarėlis, aišku, pamiegau kokių pietų gerai, atsibudau. Ir mama man skambina, sako, ką veiki, sako, gal nueinam kokį kiną. Ir man tada toks flashbackas, aš galvoju, sakau, gali būti, kad mane kvietė vakar į filmą, bet sakau, aš nesu tikra, ar ten iš vis yra tas filmas ir apskaitai, čia buvo juokas. Sako, o kelintą valandą? Nu, pasakiau ten tą laiką, mes pasižiūrėjom, nu, yra kažkoks filmas tą valandą. Sako, mama, nu, tai einam, sakau, gerai, einam, jeigu ką, sakau, nusipirksim bilietus. Na va, ir atėjom tada į tą Skalviją, tą valandą žiūri, iš tikrųjų jisai yra. Ir jis taip pasitinka ramiai, nieko nesakydamas, prašau, žiūrėkit, čia jūs svečiai. Ir mes nuėjom, nieko nežinau, nei koks filmas, nei iš viskas ten per režisierius, iš kuris ten atsirado tai studijai. Ir atsisėdom žiūrėti filmą. Nu, galvoju, čia turbūt lietuvių filmas, tai nėra, kad man, nu, daug iš lietuvių mėgstų filmų, kažkaip, nu, daug labai nesitikėjau tikrai. Ir taip tiesiog, taip ramiai, galvoju, tiesiog pažiūrėsiu kažkoks. Ir padėjom žiūrėti tą filmą. Ir man tiesiog žiūriu, ir negaliu patikėti. Ir tas filmas yra, visų pirma, tai jisai kurtas yra 96 režisierių, skirtingose pasaulio šalyse, filmuotas. Ir kiekviena scena yra vis kitoj šaly padaryta. Ir atrodo, kad ir kiti aktoriai vaidina. O filmas vientisas. Filmas yra apie gyvenimo pasirinkimus, vadinasi Train Station, kaip ateina žmogus įstoti, negauna bilieto ir pasirenka vienas laukti, kitas ten kažkaip išeiti ir tada yra daug siužetų, kaip klostosi to veikėjo gyvenimas. Tas veikėjas vienoj šalyje yra moteris, kitoj vyras, vienur ten vaikas. Ir aš pažiūrėjau tą filmą, pasirodo, ten buvo pats paskutinis seansas, nes jį rodė tiesiog vos net 2 kartus iš vis Lietuvoje, nes sakau, jį rodė labai daug. Jisai ten yra finansuojamus kažkokios tai, nu, visiškai alternative, kažkokios tai Amerikos kompanijos. Ir, nu, ir jisai man taip patiko, aš nežinau, gal dėl to, kad aš neturėjau tų lūkesčių, gal dėl to, kad visa ta situacija buvo tokia mistinė jau iki tol ir po to tas filmas apie tos gyvenimo pasirinkimus, ar ateisi į tą kiną ar neteisi. Ir viskas taip kažkaip visiškai by accident. Ir nu, tai va, šitas filmas, aš jį tikrai visiems labai rekomenduoju, nes tiesiog jis įdomus viskuo. Toksai sprendimas ir šiaip geras filmas. Nu, jo labiau, kad nu, ten daugybė aktorių, daugybė režisierių, tai jeigu jau kokia viena scena ten iki galo nepatinka, tai tada vis tiek kažkur yra, nu, tai va, tai išsiplėčiau, bet... Pažiūrėsim, tikrai reikės pažiūrėti. Tai vėlgi, nuo to atsakymo priklauso kitas klausimas, tai ar turi kokių nors mėgstamų filmų, kurių muzika tau ypač patinka, nepriklausomai nuo tavo domėjimosi šiuolaikiniu menu? Kas tave juose patraukia? Jo, tai aš dabar kaip tik labai klausiau labai daug filmų muzikos prieš atkuriant irgi paskutiniam filmui, nes kažkaip ieškau labai inspiracijos. Ir yra netgi tokia, man regis, LRT laida Įgarsintas vaizdas, ar kažkaip taip vadinosi. Tenais tiesiog daugybė mediatekų yra laidų apie įvairią kino muziką, apie visokius kompozitorius ir truputėlį apie filmus. Tai aš ten jų perklausiau tiesiog milijonus, tiesiog ką beveikdavau, kaip podcastus klausydavau. Ir man galbūt kaip kompozitoriai tai buvo tiesiog įdomesnis tas aspektas,
aš ieškojau kažkokio įkvėpimo labiau. Ir klausant daug tos kino muzikos, jinai vėlgi pasidaro, jinai yra gera, bet jinai yra, aš apie kino muziką galėčiau labai daug šnekėti išties, nes, šiaip muzika kine yra emocinė dramaturgija. Tai kaip veikėjas, apie ką jis galvoja, kaip jis jaučiasi, labai daug priklauso nuo muzikos. Jeigu ant to pačio fono, to pačio vaizdo uždėsi, nežinau, linksmą muziką, atrodys, kad tam jam smagu. Jeigu baisę, tai atrodys, kad kažkas toj nutiks. Tai tu čia tokie jau visai, jau kaip ir banalūs sprendimai, bet turiu omeny, kad muzika, tiesiog kartais jinai net yra geriausias dalykas, geriausia muzika, kai jos nesigirdi. Tiesiog, kai tu išgyveni vientisai tą filmą. Bet iš tiesų daug žmonių dažnai būna, ne tik, kad daug žmonių, o gal mažai iš tikrųjų yra tokių kūrinių, kino kūrinių, kuriuose ne tik filmas yra geras ir ta muzika tinka tam filmui, bet dar jinai ryški. Nes kine muzika nėra kaip grupė, jinai turi nekonkuruoti su visa istorija. Tai ryški muzika dažniausiai šiek tiek konkuruoja. Ir ta konkurencija ne visą laiką yra gerai. Tai dėl to galbūt aš, kai žiūriu filmus, tai vertinu per tos visus aspektus. Bet praklausius labai daug tų kompozitorių, iš tiesų, kaip klausai ir atrodo, kad, jo, čia tinka, čia toks standartinis sprendimas, čia tokie kažkokie, nežinau, ten jau pripratę, pavyzdžiui, koks Zimmeris, jau iš vis jis kuria tokias kaip net patternus jau, kur ten tu žinai, kad jeigu čia bus kokia veiksmo scena, tai ten bus kažkokie tai būgnai, tiesiog jau bet kas žino, kaip reikėtų vaizduoti. Bet aš atradau tokį kompozitorių, kuris man labai patiko, visiškai naujas priėjimas, man gal patiko jo toks miksas tarp klasikos, džiazo, net hip-hopo, biški tokio kažkokio producinto garso, žodžiu, man labai patiko jo toks universalumas ir man, tai čia mano toks naujausias atradimas yra, tai jisai vienas dabar turbūt irgi tokių kylančių žvaigždžių Amerikoje, jisai išgarsėjęs tokiu filmu Moonlight. Tenais filmas toks ten apie tokią juodaodžių teisės ir toks, bet man labai, jis tikrai gal žinosit serialai, kurie tokia Succession yra toks serialas, ten apie tokių biznio klasės, ten blogiečių, tai ten, pavyzdžiui, muzika tokia irgi labai. Ir dar, jeigu paminėčiau, tai čia yra Nicholas Britell, toksai kompozitorius. O dar, aišku, dabar prisimenu, labai labai man patinka muzika ir priėjimas ir labai moderniai išreikšta muzika kine ir manau, kad jinai sukūrė naują kine muzikos tokį veidą šiek tiek. Jinai, man atrodo, yra net pirma moteris, kuri laimėjo apdovanojimą kompozitorės kino šituose jau. Tai pažiūrėsiu, kaip nevadinasi. Jinai kūrė muziką Černobyliui ir serialui. Tai Černobylio serialas, muzika šiaip labai įdomi, jinai važiavo į Černobylį ir įrašinėjo ten visus šitų garsus, visokių ten elektrinių ir iš to darė muziką. Ir ten tas visas šaltis ir toksai, nežinau, tas atmosfera yra labai šiuolaikiškai įdomiai sukurta. Tai va čia yra, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių to konceptualizmo, kai niekam iš tikrųjų tuos garsus gali gauti ir ne iš Černobylio kažkur, bet jinai darė taip konceptualiai tą. Tai man visai įdomu šiuo atveju, nes ta muzika iš tiesų rezultate buvo tikrai labai tinkanti. Ir jinai dar taip pat muziką kūrė Jokeriui. Man irgi kažkas yra su kino muzika, toks kaip stebuklas, klausaisi kartais, prieš miegą kažkoks yra toks jausmas, kad tokiam tikram, tam pačiam momente būtum tinkamam pasileidus tam tikrą muziką. Jautiesi pats iš pasakos, kaip išlindęs. Jo, tai kino muzika, jinai tokia labai naratyvinė, jeigu taip kalbėt apie, šiaip nedaug kas mėgsta klausyti kino muzikos, nes jinai ir ne visą laiką tinka audio patirčiai, bet tikrai yra žmonių ir kuriems galbūt, nes tiesiog jinai ir kuria tą erdvę dar susikurt kažkokiam paveikslui ar kelioniai kažkokiai. Ir
iš tiesų, man, pavyzdžiui, vat, kažkada aš esu išleidus soundtracką vieno filmo, švedų kompanija yra išleidus ir atsimenu, kai ją pasiūlė, aš taip suabejojau, galvoju, bet aš nežinau, ar jisai kaip audio gerai čia skambės. Nes visai net apie tai negalvoju, kai kuri muzika filmui, nes gali tai nebūti net kūrinys kažkoks, gali būti kažkokių garsų arba tokie, labai, labai skirtingai. Vat, aš nežinau, ar gerai ištarsiu Hildur Gunnadóttir. Jinai yra Islandė. Tai tikrai jinai labai tokia super žvaigždė dabar kylanti ir labai faina, tokia labai miela mergina ir jinai, man atrodo, violončelę groja. Labai tokia ir ta muzika kokybiška labai, jinai tokia tikrai šiuolaikinė, graži ir visiškai nenuvalkia tai skamba ir kartu labai gražiai integruojasi tos filmus. Pavyzdžiui, man atrodo, tai muzika irgi dar, ką jūs prieš tai klausėt, labai daug tos irgi įdėta tos abstrakcijos, tokios, kai tai yra tiesiog tam tikra nuotaika kažkokia. Nes kai režisieriai duoda, pavyzdžiui, scenarijų ir tu kuri muziką, tai nėra taip, kad jie ten, arba kad tu tiesiog viską sukuri ir ten atiduodi, arba kad jie pasako, ko nori. Dažniausiai tai būna tu, aš bent jau taip man geriausiai yra dirbti, gauni scenarijų ir tiesiog tau parašo kažkokia šviesi tema. Šita šviesi tema tada pereina čia, kai supyksta toks biški piktesnė ta šviesi tema. Tada ten labai labai abstrakčiai kalbės. Juolab, kad čia yra tokie tarpdisciplininiai dialogai, kai ateina režisierius ir šneka savo kalbą ir sako, čia kažką tamsaus norėčiau. Ir jeigu tau tas tamsaus tą patį reiškia, tai labai gerai. Bet jeigu kartais tau tas tamsaus reiškia kažką kitą, tai labai yra sunku susišnekėti. Ir čia šiaip yra viena iš sėkmės formulių. Jeigu pavyksta taip susimečint, tai tada žiūrėti vieną kryptim, tai tada sėkmingas būna darbas, o jeigu visiškai kitokios jos sąvokas naudoji, tai labai sudėtinga. Ir aš, pavyzdžiui, vieną iš dalykų, kurį labiausiai skiriu turbūt, kuriant muziką, ne tiek galvoti apie muziką, o kiek su režisierium pokalbiams, kad suprasti, kaip jis įsivaizduoja tiesiog visokiausius dalykus. Tiesiog, ką jam reiškia, kai čia yra smagu, ką jam reiškia, kai čia yra ne iki galo tiesiog jo suprasti jo sąvokas, jo mąstymą ir kaip jis mato filme, ko jis nori pasiekti tenais. Ir tada tai jau galvoju labiau, kaip muzika galėtų padėti jam pasiekti tą, ką jisai nori. Gerai, tai judam prie kito klausimų. Aš sakysiu iš savo perspektyvos, tai šiuolaikinėme pasaulyje pastebiu daugiau ir įvairesnių meno formų nei ankstesnėse laikotarpiuose. Ir, tarsi, tai yra ne tik didinga architektūra ar ten tapyti paveikslai, bet ir daug kitų formų. Ir aš pati šoku šiuolaikinį šokį, kuris man tapo labai artima meno forma. Ir ar jūsų nuomonė tokioje meno išraiškoje gali atsispindėti probleminiai klausimai, žmogaus išgyvenimai, jausmai ir ar tai visgi yra tik tais judesiai? Ir ar pačiai asmeniškai yra tekę išgyventi emocijas stebint šokį iš šono? Tai be abejo, turiu omeny į pirmą klausimą be abejo ir į antrą taip pat. Aš, pavyzdžiui, viena iš mano profesijų yra dainininkė. Tai kai mes dirbam su balsu, tai kūnas visas pasijungia į tą dainavimą. Ir kai tu dirbi su savo kūnu, tai tavo visa raiška, visa tai, ką tu sakai, tai tu tiesiog kaip papildoma įtaigumo arba tyrinėjimo įrankį naudoji dar ir kūną. O tai yra be abejo, kaip mes dabar čia šnekam, mūsų nemato nieks veidų ir yra kažkokios tai emocijos, kurios ir liks čionais tame vizualume, o kažkas persiteiks garsu. Tai tai, kas persiteiks garsu, tai išgyvens, o tai, kas jau kūnu, tai to nebeliks. Ir tai tikrai yra daugiau negu tik šiuo atveju garsas. Viena vertus. Kita vertus, aš taip pat dirbu su šiuolaikinio šokio šokėjais, mes turim tokį projektą, jis vadinasi Čia nieko mūsų nėra. Ir projekto toks užmanymas yra džiazo muzikantai ir šokėjai, ir mes važiuojam skirtingas erdves. Ir tose erdvėse ten yra valandos improvizacija būna. Ir ta improvizacija būna tiek muzikos, tiek šokio. Bet jos tikslas yra, čia gal irgi tas konceptualumo momentas, bet jos tikslas yra išgyventi tą erdvę,
kurie nuvažiuoja, mes daug esam buvę ir ten po tiltų, ir bažnyčia kažkokia, ir tenais, tiesiog labai skirtingose ten, ir tiesiog gatvėje kažkokiose erdvėse. Ir kiekvieną kartą patirtis yra skirtinga, o kadangi tai yra improvizacija, tai improvizacijos, kaip čia pasakyti, improvizacija yra toksai žanras, kuris atspindi momentą. Jisai gyvena tuo metu, bet jisai labai toks tikras yra. Dėl to ta momentinė kūryba, jinai labai yra susijusi su ta sekundė, su ta aplinka, su tai žmonėmis galų gale, kurie yra aplinkui ir labai daug žiūrovai dalyvauja. Tai mane kiekvieną kartą stebina, kiek yra kitokiniškumo tame ir kiek kitaip ir žiūrovai taip pat išgyvena. Ir aš manau, kad šokis be abejo, nežinau, man tai yra viena aukščiausių meno formų, dėl to, kad tu tyrinėji ne tik savo širdim ir protu, kaip daro menininkai, bet visų savim tą idėją, galbūt mintį, aplinką, ar apie ką tavo tas kūrinys. Ir tas pasinerimas toks begalinis, jisai yra, manau, nieko tikriau negali būti. Ir žmonėms žiūrint į tai, kaip tik, manau, labai yra lengva tapatintis. Ir kažkaip išgyvent kartu, nes mes visi turim kūnus ir tai yra tiesiog, tu kartu gyveni su tuo menininku. Čia aš vienareikšmiškai. Ir dar galiu pridurti vieną dalyką, kad aš pati irgi labai mėgstu šokti, aš tikrai nesu profesionali, tiesiog man kaip žanras patinka judėjimo. Tai aš esu pastebėjus netgi tokį dalyką, kad kažkada, kai aš analizuodavau muziką, pavyzdžiui, tiesiog taip racionaliai, harmoniškai, kad joje judant, toj muzikoje šokį, tu pastebi daug daugiau dalykų garse, negu tu tiesiog klausytum. Nes kūnas gali tu pasakyti kažkokių paslėptų sluoksnių, kurių tu net nepajauti. Ir tai yra iš viso, man buvo toksai, wow, koks atradimas. Labai pritariu, iš tikrųjų. Dabar kitoks klausimas, tai dažnai lankausi muziejuose ir susidūrusi su menu. Pirmą mėgstu pagalvoti, ką man sako tas kūrinys, o gal aš jo iš vis nesuprantu. Tik tada paskaityti autoriaus norėtą įkūnyti žinutę. Ar susidurdama su menu, jūs klausite savęs, kokius jausmus ar mintis jums tai sukelia, ar paprasčiausiai išgyvenate, kaip gaunasi, ir apie tai tiesiog kaip gaunasi tuo momentu. Aš turiu tokius keletą pamastymų šią temą darius savo, refleksijų. Tai apskritai su meno kūriniu, čia jau mano skonis, bet man kriterijus meno gero kūrinio, kuris man patinka arba kuriuo aš tikrai labai būnu sužavėta. Šiaip retai tai pasitaiko ne dėl to, kad neišgyvenu, bet dėl to, kad būtų toks jau pilnas, kur būčiau labai impressed, labai smarkiai. Tai aš pastebėjau tokį dėsningumą, kad man tai nesvarbu kokia meno forma, tai yra susijęs su organiškumu, su tuo, kaip aš sugebu neanalizuoti to kūrinio. Bet čia gal yra toks profesinis dalykas. Pavyzdžiui, jeigu aš einu į teatrą ir aš sugebu neatskirti, o man patiko muzika, arba o man patiko vaidyba, arba gera režisūra, arba kažką, aš tiesiog mane įtraukia tas kūrinys ir aš pamirštu, kad aš apie tai iš vis turiu galvoti. Tai aš tada išeinu ir galvoju, wow. Nes tai pasiekti yra labai sudėtinga, nes jeigu tu nors esi ne tam kūrinį, tu iš šono gali pradėti stebėti atskirus elementus. Tai va to, kad tas neskaidimo dalykas man jis toks signalizuoja apie tai, kad koks tai buvo. Taip pat ir su kinu, ir net su muzika panašiai yra. Bet kita vertus, gali būti ir kitų kriterijų. Labai priklauso turbūt dar ir nuo žmonėms, nuo laikotarpių gyvenimo, nes kartais tiesiog vienu laikotarpiu gali kažkas labai rezonuoti, kažkokios tematikos, o kartais gali visai tuo metu tiesiog nebūti tau aktualus tas ar tema, ar tas, nežinau, žanras, arba apskritai pateikimas. Tai
tas yra dar aspektas to išgyvenimo, tai aš irgi neišskirtinė, tai man taip pat yra su muzika ar su kažko norisi, nežinau, norisi pašokti, tai tuo metu klausai šokių muzikos. Jeigu ten esi kažkokiam pasinėrus kažkam kūrybiniam, tai tuomet ieškai visiškai kažkokių kitokių dalykų ir su to kontekstu labai. Bet dar vienas dalykas, aišku, tai yra dar ir susijęs su, čia dabar paminėsiu tokią sritį, kur gal aš būtų su tos tapybos arba vizualaus meno dalykais mažiausiai susijus, tai mano brolis nuo mažens buvo, labai piešdavo ir aš galvoju, reikia vedžioti jį po parodas. Bet aš nieko nežinau apie tas parodas ir galvoju, tai pažiūrėjau, kokias ten parodas ir visas išėlės ten vedžioju. Ir jisai ten žiūri, kaip ten nupiešta, kažkas jam labai patinka, o aš vaikštau ir galvoju, gražu, jo, aš taip nenupieščiau. Ir tas momentas, kad aš taip vaikštau visur ir neturiu jokios sąsajos su to kūriniu, man buvo toksai naujas, būtent tapyboje ar ten vizualiuose menuose. Bet aš supratau, kad tiesiog po kiek laiko, kai tu daugiau esi pabuvęs tame toje srityje arba pamatai daugiau parodų, nežinau, tu pradedi jausti, kas tau rezonuoja, kas labiau rezonuoja, kas mažiau. Ir galbūt tiesiog kartais tas pasiekiamumas, kad nežinau, atrodo, kad nežinai kaip vertinti, dėl to, kad tavęs gal nepaliečia tuo metu. Bet jautresnį žmogų, kuris daugiau matęs, greičiausiai paliestų ir paprastesni dalykai, bet manau, kad toks tiesiog pirmo žvilgsnio, tai reikia tikrai jau tokio labai kuriuonuoti. Ir, pavyzdžiui, man viena iš tokių įsimintinų parodų buvo, aš buvau Niujorke ir buvau tokioj privačioj impresionistų kolekcijos parodoj, ten buvo visokie Picasso, visokie, bet nekie privatus darbai, kurių net nesu mačius. Ir aš vaikščiau ir man tą pirmą kartą buvo toksai, kad Dieve, kaip gražu. Tokia, kur vos net ten jau ašaros kokias rieda ir aš galvoju, tai štai kaip yra, kai tiesiog tai buvo pirmas kartas, kada man tai buvo. Tuo tarpu, kai mano broliai ten nuo 9 metų atrodė, jis tokius išgyvenimus turėjo. Tai čia galbūt kažkoks yra, dar dabar pagalvojau, atėjo mintis, kad galbūt tai yra tiesiog kalbos, kuri tau suprantama nesvarbumas aspektas. Vieni, pavyzdžiui, vėlgi tas pats brolis, tai jis labai per vizualumą išgyvena dalykus. Jam estetika ir visokie, jis tiesiog jaučia per vaizdą visą aplinkos, vidinio pasaulio kažkokius dalykus. Man galbūt mano kalba yra labiau garsas ir aš tiesiog tą išgyvenimą labiau turiu per šitą kažkokį tai pojūtį. Kokius šiuolaikinio meno aspektus, jei tokių yra, tu matai savo darbo muzikoje kontekste? Ar jauties, kad tavo darbe būna elementų iš kitų meno formų, pavyzdžiui, kino ir teatro, bet jau pati minėjai. Jo, čia šiaip geras klausimas, nes, mano sritis tai vis tiek yra muzika, bet kuriuo atveju. Bet aš apie šitą irgi galvoju, man labai įdomu yra tarpdiscipliniškumas ir aš galvoju, kodėl man čia taip įdomu, nes atrodo, kad tarsi tai tu čiagi, ar dėl to, kad čia nieko nesupranti, ar dėl to įdomu, kad tiesiog, nusivalo čia tiek. Bet iš tiesų įdomu dėl to, kad tiesiog labai prasiplečia akiratis tuom, kad ta pati muzika gauna kitokias spalvas. Jeigu aš groju grupiai ir ten kuriu dainas, arba tai yra vienaip, jeigu aš muziką kuriu filme, tai muzikos funkcija, jos spalva, jos uždavinys visai patampa kitų dalykų. Aš esu net įgarsinus literatūros kūrinius, ten iš viso gali derinti garsą, muzikinį, kalbą matyti kaip muziką ir tos visos spalvos, manau, kad labai labai praplečia akiratį ir aš tai labai mėgstu tą tarpdiscipliniškumą, kol jisai nėra tik dėl tarpdiscipliniškumo, nes kartais būna ir tokių meno kūrinių, kurie tiesiog yra miksas visko, bet apie nieką. Tai tas gretinimas, manau, jisai tikrai praplečia labai patį žanrą, nes dabar ir teatre labai daug naudojama yra ir video medžiagos, ir gyvos grupės groja vos ne kas antram spektaklyje, beveik tiesiog naudojama medijos labai daug, net apšvietimai irgi jau naudojami visi tie simulacijos, visokios, žodžiu, tas menai, man atrodo, apskritai dabar taip mainosi, kad tarpusavį, turiu omeny, kad jie, kaip čia
koks čia žodis yra. Tarsi tampa tokiu vienu kūnu visos tos sritis. Ir kaip mes dabar jau nebegalim pasakyti apie muzikinį žanrą vieną, tai greitai turbūt negalėsim pasakyti apie meno sričių kažkokias atskiras šakas, nes jos visos, vat kaip mes ką tik šnekėjome apie Čiurlionį, ar ne, kuris pavirto kinu. Dar nežinau, ar kinas buvo, tai buvo turbūt, bet turiu meni, kad taip atrodo. Tai jo, tai kažkaip visą tai virsta į tokią visą vieną, dar čia ta kita tema, visas tas dirbtinio intelekto amžius, kuris dar pakeis meną ir šiaip kultūros visus dalykus, tai įdomu, kas čia bus iš tiesų įdomu. Nu, bet judėjom į pabaigą, tai ačiū tau, buvo labai įdomu klausytis. Ačiū labai. Taip, ačiū tau labai, jau tikrai. Labai įdomus žmogus, labai daug įdomių minčių turi. Labai fainai, kad pakvietėt. Man buvo įdomu, įdomu išgirsti klausimus ir šiaip aš iš tiesų jau truputėlį jaudinusi, nes čia tokie rimti klausimai, kur atrodo, pala, aš turėčiau prisėsti ir pamastyti, kaip čia iš tiesų yra, kad ką nors neleptelt, ką nors pagalvot, kodėl aš tai pasakiau. Bet visgi vis tiek, menas yra skirtas jausti ir mes esam skirtingi ir jaučiam viską skirtingai. Ir tai labai buvo įdomu išgirsti, kaip tu jauti, gal pasidalint, pakalbėti, kaip mes jaučiam. Ačiū labai, kad pakvietėt. Ačiū tau. Ačiū tau. Ir iki kito karto.